Jau 3 savaitės naudoju K18, tai čia mano toks overviewas per 3 savaitės, kas man patinka ir kas nepatinka. Jau čia man toks vienintelis labai keistas dalykas yra tai, jog negaliu dėtis kondicionieriaus ir turiu plautis tik tais su šampūnu. Ir plaukai, jie apsiplovus tik tai su šampūnu, jie būna, tokie tikrai sunkiai velės ir visa kita. Bet po to, kai ištepu būtent K18 ant tavo visų plaukų, pradedu nuo galiukų. Iš pradžių, kai pirmą kartą naudojau, pradėjau tepti nuo šaknų ir vis galiausiai keičiu tą kryptį. Pradedu nuo galiukų, užtepu ir tada paskirstau ir ant šaknų, nes pastebėjau, jog šiek tiek man rebaluojasi labai plaukai, jeigu tepu iš pradžių ant šaknų ir po to tik tais ant galiukų. Šiaip šaknis dar tikrai labai velėsi ir yra dar jaučiasi tas damage'as ir aš manau, kad jisai niekur ir taip nedingsta buklingai. Čia nemanau, kad kažkokia magiška priemonė, kuri paims ir sutvarkys visus plaukus ir padarys juos sveikus. Vėl atgal šukuojasi plaukai, kiekvieną plovimą vis lengviau. Tai manau, jog čia yra toksai kažkoksai jau pliusas, jog plaukai kažkas žodžiu vyksta, kažkas geriau vyksta. Dabar laukiam tas 4 minutės ir po to išsišukuosiu plaukus. Tada dar būtent purkšinu karščio priemonę, visą laiką naudoju nuo karščio priemonę, bet nebededu jokio kondicionieriaus ant viršaus. Irgi kai kas internete žodžiu deda dar panaudoja K18, išsišukuoja ir po to tarsi grįžta prie savo rutinos, dar naudoja kondicionierių ar kaukę ar dar kažką. Tai aš šitą nedarau, aš naudoju tik tai šampūną ir K18. Išsidžiovinau plaukus ir kaip atrodo plaukai, būtent išdžiovinti ir po K18.